Sveiki visi, kaip matote, šiandieną vėl aš Elina. Iš karto noriu pasakyti, kad tai nebus toks vlogas, kokia būna dažniausiai pas mane. O šiandieną aš pakalbėsiu apie žmogiškumą. Taigi, jeigu jūs tikite sulaukti prikolų ir panašiai, dėja šitam video jų nebus. Na ir iš karto eisiu prie temos. Vienu iš brangiausių savo žmonių, su kuriais aš daugiausiai bendrauju, klausiau, kas pagal juos yra žmogiškumas. Ir pasakysiu kelis pavyzdžius. Taigi, pagal vieną mano draugą žmogiškumas yra, kai žmogus yra nuoširdus, geras, tolerantiškas, atsakingas, atlaidus, supratingas ir dosnus. Taigi kitas mano pažįstamas ir geras draugas sako, kad žmogiškumas tai yra, kai jauti kitiems žmonėms gailestį, supranti ir moki žiausti kitus. Taip pat dar sulaukiu tokio atsakymo, kad žmogiškumas tai kai elgiesi apgalvotai, apmąstai visas pasekmes. Ir draugė pasakė, kad žmogiškumas tai, manau, kad tai yra tada, kai tu elgiesi su žmogumi taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi, kai gerbi jį ir panašiai. Iš tikrųjų, šiai nuomonė tikriausiai aš linkusi labiausiai pritarti, tačiau pagal mane žmogiškumas yra, kai tu nesi savanaudis, tai yra vienas iš svarbiausių bruožų, kai, tarkim, kad ir kas be nutiktų, turi išlikti žmogumi ir tiesa yra ta, kad žmogus turi būti žmogus ir turi jį suprasti, užjausti ir tuo pačiu turi jausti tikriausiai pagarbą. Ir manau, kad pas mus pastaruoju metu tarp žmonių mažai tos pagarbos ir žmogiškumo. Kadangi, kad ir, tarkim, paprastą pavyzdį galiu duoti tokį, kad jeigu tu, tarkim, esi su žmogumi, ta prasme kaip pora, tu esi su žmogumi, tu su juo išbūni pakankamai ilgai, kaip kam tas ilgai, bet tiesiog tikrai ne savaitę, ne mėnesį ir ne du. Ir tiesiog viskas būna gerai, viskas būna gražu, bet kai, tarkim, tarp jūsų viskas baigėsi, nebelieka tų jausmų ir visa kita, tu pradedi elgtis, tarkim, šlykščiai, neapgalvotai ir nori tik įkasti tam žmogui. Ir pradedi apie jį kalbėti negražiai ir visa kita. Aišku, būna situacijų, kai tas žmogus pats ką nors padaro ir tikrai yra vertas tokių žodžių, tačiau nemanau, kad turi iš karto taip griežtai į viską žiūrėti ir manau, kad turi vis dėlto jausti dėkingumą, kad su to žmogum patyrė labai daug gražių akimirkų, kad tau su jo buvo gera, kad jis tau suteikė meilę, šilumą ir visa kita. Taip pat žmogiškumas yra svarbus tarp draugų, nes jeigu tu elgiesi su žmogumi, su draugu labai gražiai, atsargiai, visą laiką domiesi, kaip jiems sekasi, kaip jis jaučiasi ir bandai visą laiką būti šalia, o atgal to nesulauki, tai manau, kad tai nėra to, ko reikia žmogui. Žmogiškumas yra labai svarbi savoka ir iš tikrųjų tarp mūsų žmonių tai turėtų būti svarbiausia, nes vis dėlto tai yra pavadinta žmogiškumu ne šiaip savo. Todėl reikia būti tolerantiškam, reikia suprasti ir tikriausiai Seneka, man atrodo, šitą frazę pasakė ar kas, kad neskubėti teisti, o skubėti suprasti ar kažkas tokio. Iš tikrųjų, mes visą laiką esame žmonės pasidarę tokie, kad mes skubame teisti už kažką blogo, ką padarė, pradedam smerkti, pradedam kritikuoti piktai. Nėra tos gražios kritikos tiek daug išlikę, nėra ištiestos pagalbos rankos ir tiesiog mes padarėm kažkiek savanaudžiai. Mes savanaudiškai žiūrime viską, kad ką man kažką daryti, jeigu man iš to nebus naudos. Tačiau reikia suvokti, kad kartais reikia ir kitam žmogui padėti, nes galbūt tas žmogus bus žmogiškas, turi žmogiškumo ir jisai nusiteiks padėti tau. Ir nereikia skubėti, smerkti, teisti, keikti, peikti. Vien tik dėl to, kad tuo labiau, jeigu tu to žmogaus nepažįsti ir susidarai nuomonę iš kitų, tai vadinasi, kad tai yra pakankamai žemas to intelekto lygis. Pripažinsiu, iš tikrųjų, aš irgi nesu tobula ir pripažinsiu, pas man irgi būna, kad aš smergiu žmogų, keikiu, peikiu, nepažinodama jo. Kalbu apie jį negražiai, elgiuosi kartais dviveidiškai, tačiau pati suvokiu, kaip iš tikrųjų turėčiau elgtis ir koks aš turėčiau būti žmogus, kad kitiems žmonėms su manim būtų malonu bendrauti ir kad jie nenorėtų su manim nutraukti bendravimo, nes aš jiem atrodyčiau šalta, pasikėlus ir visa kita. Todėl manau, kad turėtumėm šiek tiek pakeisti savo požiūrį, galbūt šitas video nepadės jums, gal tiesiog padės susimastyti, kad iš tikrųjų kartais elgiamės tikrai šlykščiai ir svarbiausia tai suvokdami, bet vis tiek elgiamės. Ir niekas kitas nesakys už mūsų veiksmus kaip mes patys, nes mes esam žmonės, mes patys mąstom, mes patys darom tai ir jeigu tu elgiesi gražiai, o gauni skudurą į veidą, šlapiu skuduriu per veidą, tai nemanau, kad tai yra tai, ko tu nori. Norėjau išsakyti tai, kas mane pastaruoju metu trikdo ir ką aš pati jaučiu, kad tiesiog skaudu yra, kai
bendrauji su žmogumi, būni su juo, tau su juo būna gerai, o po to tave vos nesintinėja. Tai tiesiog, nežinau, viskas apsiverčia aukštyn kojom, mes gyvenam, mokomės iš savų klaidų, kartais mokomės iš svetimų klaidų, tačiau galime pabandyti padaryti taip, kad mūsų klaidų nekartotų kiti, nes taip bus geriau. Todėl manau, kad šiek tiek reiktų pagalvoti apie tai, kas mūsų laukia ateityje, ko mes norim iš gyvenimo ir atsirinkti žmonės, kurie mums tikrai linki gero, kurie nori, kad mums būtų gerai, kurie yra su mumis ne vien tik dėl kažkokios naudos ir tiesiog kurie žmonės ne vien tik ima, bet ir duoda. Todėl manau, kad kiekvienas turime apmąstyti šitą dalyką, pasitelkti tuo, kad jeigu aš nebūsiu žmogus ir aš nebūsiu žmogiškas, tai kas be manęs kitas toks bus. Nes jeigu mes pagalvosim, ai, tai aš to nedarysiu, ai, tai aš to nepasakysiu, pasakys kitas. O jeigu taip iš 1000 žmonių pagalvos, tarkim, kad ir visas 1000, taigi niekur nebeliks. Tiesiog turim patys save suimti į rankas, patys būti tokie ir elgtis su žmonėm taip, kaip norime, kad su mumis elgtųsi. Beje, ačiū Jums už palaikymą, už visus žmonės, už visus subscribinimus, už visus laikus mano fanų puslapį. Ačiū, kad Jūs esat su manim, nes iš tikrųjų, va čia ir yra žmogiškumas, kai matot, kad ant manęs kažkas važiuoja, bet vis tiek esate su manimi, mane palaikote ir tiesiog turite savo nuomonę. Reikia turėti savo nuomonę, ją nebijoti išreikšti, bet tuo pačiu ir išklausyti kitų nuomonės. Taigi, su Jumis buvo Šeleliukas Elina ir tiesiog mylėkit, būkit mylimi ir pabandykit pagalvoti, kas Jums yra žmogiškumas ir laikyti savo nuostatų. Nes jeigu nusistatai vieną ir elgiesi kaip nori kiti, tai nėra žmogiškumas. Tiesiog būkit mylimi, būkit laimingi ir gyvenkite dėl savęs, nes niekas kitas Jūsų gyvenimo nenugyvens. Taigi visus Jūs myliu, bučiuoju.